Sveiki visi, jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Šiandien mes kalbėsime apie atributus. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Mes jau ne vieną kartą dirbame su atributais, bet nežinojome, kaip jie veikia ir kaip juos sukurti. Tarkim, pas mus buvo atributai JSON property name, jeigu ten buvo kažkoks kitas pavadinimas JSON to property ir mes turėjome naudoti ne my property, o kažkokį kitą pavadinimą. Arba mes naudojame DLL su external metodais, kai norėjome iškviesti C++ funkcijas. Tai šiandien mes pažiūrėsime, o kaip mes galim sukurti savo atributą. Atributai tai iš tikrųjų ir klasės. Kaip mes turime paveldėti iš atribut klasės. Ir tada nurodyti, o kokia informacija čia pas mus bus. Papildoma informacija, kuria bus naudojama refleksijai. Ir turi būti pas mus konstruktorius, kuris ir bus kviečiamas. Ir virš atribut klasės mes turime uždėti dar vieną atributą, nurodant, o kur mes taikysim tą atributą. Tai tokiu būdu, naudojant attribute usage, mes nurodome, kad tas atributas bus naudojamas su klasėmis. Ir dabar tą atributą aš galiu parašyti virš tam tikros klasės, kuria man yra reikalinga. Ir nurodyti, kas buvo tos klasės autorius ir kas tą klasę pakeitė. Tik atkreipkite dėmesį. Man rašyti žodžio atribut nereikia. Aš turiu parašyti tik visą pavadinimą iki žodžio atribut. Tai jeigu aš parašysiu autor, aš turėsiu nurodyti, o kas yra autorius tos klasės. Tai galiu parašyti savo vardą. Ir perėjus čia mes matome, kad kviečiamas tas konstruktorius. Bet to atributų uždėti ant kitų metodų aš negalėsiu. Pas mane įvyksta klaida. Aš matau, kad ne viskas su metodais tas dalykas neveikia. Tai man reikia kažką padaryti, kažkaip pakeisti, kad tas atributas veiktų ir su metodais. Tai tokiu būdu aš galiu nurodyti, kad tas dalykas veiks ir su metodais. Arba išvis priskirti čia tiesiog all, kad jis veiktų su visais elementais. Arba galima peržiūrėti, kokie čia yra dar papildomi parametrai. Ir dabar tas dalykas veikia ir čia. Ir pažiūrėsime, kaip mes galim tą atributą gauti. Mes nurodysime, kad iš tipo myClass mes norime gauti custom atributus, kurių tipas yra author attribute. Ir nurodome, ar iš bazinės klasės mes norime paimti tos pačius atributus. Tai iš bazinių klasių mes atributų neimam. Tai čia perdam false. Toliau su for each ciklu praeisime ir pažiūrėsime, ką mes gauname. Tai paleidus tą kodą mes matome, kad autorius buvo Artur ir versija 1.0. Bet po to pas mus gali atsirasti antras autorius kažkoks ir kita versija. Ir mes norime palikti praeitą atributą. Bet matome, kad vienodo atributų mes dėti ant klasės negalim. Įvyksta klaida. Tai irgi mes tai galime pataisyti naudojant attribute usage. Mes galime nurodyti, kad allow multiple pas mus bus true. Kad tikrai mes galime naudoti daugiau nei vieną tokį atributą. Ir tada ta klaida pas mus išnyksta. Ir mes matome visus autorius, kuriuos turėjome. Iš šios klasės. Lygiai taip pat viskas veikia ir su metodais. Gauname atributus iš kiekvieno iš metodų. Ir matome, kad ir vieną ir kitą metodą versijavo tas pats žmogus. Dabar mes grąžinsim mūsų funkciją printTable ir padarysime taip, kad ta funkcija veiktų ir su atributais. Nurodysim, kad tas atributas pas mus veiks ir su property, ir su fieldais. Galima bus tik vieną kartą jį parašyti. Sakysime, kad tas atributas turės pavadinimą tiesiog ignoring table attribute. Galėsime nurodyti, kokie pas mus bus property ir taip toliau. Ir grįžus atgal, mes ne tik turėsime pažiūrėti į tos property, mes turėsime dar pažiūrėti, ar nėra tokio atributo kaip getIgnoreInTable attribute. Jeigu jis yra, tai mes to property neimsime. Tas pats bus ir su fieldais. Pridedame tokį dalyką prie fieldo ir viskas pas mus veiks. Nurodysim tą informaciją, iškviesime funkciją printTable ir matome čia visus elementus. Tai viskas veikia gerai. Bet dabar aš galiu pridėti savo atributą čia. IgnoreInTable. Ir paleidus tą kodą, pas mane bus tik du elementai čia, nes tas lentelė yra ignoruojamas. O tokiu būdu liks tik vienas fieldas. Uždėsime IgnoreTable ant fieldo, matysime, kad lieka tik tas vienas property. Kursime dar vieną atributą, nurodysim hasNameInTable, nurodysim, kokį pavadinimą jis lentelėje turi turėti. Tai mes čia papildomai sukursime kintamai name, pabandysime gauti pavadinimą iš mūsų atributo. Jeigu neišeis gauti pavadinimo, tai mes tada paimsime tiesiog tą name, kuris pas mus ir taip yra. Lygiai tas pats ir su property. Bandome gauti tą atributą, ištrauksime vardą ir jį pritaikysime. Jeigu neišeis, tai liks tas, kuris ir buvo pas mus. Tai dabar aš galiu nurodyti, kad tai pas mane bus property 1. Paleidus kodą mes matome, kad vietoj myProperty čia atsirado jau property 1. Komentuosime tą dalyką ir matome, kad keičiasi į myProperty atgal. Tai taip mes galim kurti savo atributus ir tos atributus taikyti. Ir tokiu būdu keisti funkcionalumą.
Tai dabar jūs žinote, kaip dirbti su atributais ir kaip kurti savo atributus. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote. Lauksiu jūsų kitoje pamokoje.